Tai labas rytas iš šeštadienio, dabar yra maždaug apie 12 valanda ir aš esu išsiruošusi važiuoti. Turėjau progą pabūti normaliai duše, įsimaudyti, susiruošti, įsiplauti galvą, tai jaučiuosi labai gerai, nes naktį nelabai įsimiegau, bet va dabar jau atsigavau ir esu išsiruošusi važiuoti į Megą. Nesugalvojau, kad galbūt man reikia eiti pradėti į salę ir man reikia kedų, tai važiuoju kedų gal pasižiūrėsiu. Tiesiog paprastų kažkokių sportų ir šiaip pasivaikščiosiu, nu žodžiu, biškį pabūsiu savo, kaip visada, laikas savo. Kadangi susirašiau, važiuoju, tai galvoju, kad gal ir pradėsiu vlogą naują filmuoti, nes šiaip tai labai daug pastaruoju metu sėdim namuose, tiesiog išeinam su Tojuku į kiemą, pabūnam valandėlę kokią ir dažniausiai namuose. Tai sunku surasti ką įdomesnio ir parodyti, šiaip vakar nieko nefilmavau, bet buvom su Tojuku vakare Kankane, važiavom tėtį nuvežti ten, žodžiu, su draugais pabūti ir dar mes ten pabuvom, kadangi tenais yra žaidimų kambarys toksai nemažas, tai tiesiog galvojom tuo pačiu, kad jau atvežėm. Tai Tojukas dar pažais, pizzą suvalgėm ir, žodžiu, taip dviese tiesiog su Tojuku pabuvom. Užvakar su Tojuku buvom bibliotekoje, ten bibliotekoje vyksta nemokami užsiėmimai vaikams, tokiems mažiukams iki 2 metų, tai irgi buvom pirmą kartą nuėję, tai va visai fainai pabuvom, tai va taip va ketvirtadienį, penktadienį taip va buvom kažkur išvažiavę, šiaip dažniausiai tai namuose sėdim, niekur nevažiuojam, tik tais į kiemą, kadangi tie dar šalčiai tokie dideli, tai kažkaip mažiau, tikrai žymiai mažiau kažkur išvarom. Nu žodžiu, daug nenoriu šnekėti, bet tiesiog dabar varom į miestą. Ką tik buvo pasportuota. Nusivaliau mašiną, nes aplėdėjus, žodžiu, gerai užsikūrė iš kokio 5 karto, bet žinokit, aš tiesiog nebegaliu. Man jau ta žiema, tai taip šalta, dabar dar specialiai pažiūrėjau, kiek šalčio, -16, aš dar taip gan planai apsirengiau, aišku, aš iš mašinos į parduotuvę ir panašiai niekur vaikščioti nevarysiu. Dar specialiai dabar pasižiūrėjau, kada jau čia ateis ta šiluma, bet bus biški šilčiau, čia rodau už kelių dienų, bet paskui vėl ten belenkoks šaltis, ta prasme. Pasidariau kavos, kad nereikėtų prikelioti. Reikia važiuoti, nes daug laiko neturiu, kol įsikuičiau, kol ką, nu, ta prasme išvažiuoju, kiek čia yra 2:30, o jau Tojuką reikės migdyti kokią 3, dabar net gal ir anksčiau būna, kad nueina miegoti, nu, tai nežinau, žodžiu, važiuoju greitai, sakiau, jeigu nieko nerasiu, tai kitą dieną nuvažiuosiu, bet man labai nepatinka greitai ir biškį susiderinau, kad taip vėlai įsiruošiau, bet žodžiu, reikia važiuoti, kai bus, tai bus. Visai lengvai radau aš tos kedus nusipirkti, bet jau po 2:20 ir reikia labai skubėti namo. Dar po kelias parduotuvės pasivaikščiau, bet taip greit, nu taip kažkaip nejaukiai, man taip nepatinka. Jeigu jau ateini, atrodo, tai nori to laiko turėti ir vaikščioti, bet nebuvo to laiko tiek daug, tai jau skubu namo. Kiek čia atrodo atėjau, o jau sušalau, kol atėjau iki mašinos, taip šalta. Užėjau Liviną, reikėjo man šito datulių sirupo ir dar pasiėmiau užkąsnės, jau tai valgyt noriu, jau net silpna biški buvo, tai pasiėmiau dar kažkokį. Važiuodama suvalgysiu ir ką, lekiam namo. Jau yra po 4, o aš dabar geriu kavą, nors jau šiaip negerčiau tokiu laiku, bet tiesiog labai noriu miego ir šiandien dar važiuosim į svečius, tai galvoju, išgersiu aš tos kavos. Niekur neradau savo stovo, tai tiesiog čia susimeistravau kažkokį tais objektą, kuris laiko mano telefoną ir tiesiog čia ant žemės. Galvoju, ateisiu, parodysiu, ką ten įsirinkau, ką nusipirkau. Šiaip tai aš važiavau, kad nusipirkčiau kedus, tai kedus radau, nusipirkau. Tai pasiėmiau tokius tiesiog paprastus juodus kedukus. Pumos, kad, nu, tiesiog atsportuoti. Man gerai, kad jie lengvučiai, tokie tiesiog paprasti, prie bet kokios aprangos tiks. Tai va, tai labai patenkinta, labai faini. Džiaugiuosi, kad įsirinkau lengvai. Tada visiškai neturiu jokios sporto maikės, tai tiesiog aš šiame pasiėmiau paprastą maikutę. Faina jinai dėl to, kad ta medžiaga tokia labai faina, labai smagiai priglunda prie kūno, tai nieko nenorėjau išlaidauti, nieko, tiesiog paprastai kažką, kad nereikėtų paskui prisipirkti ir tiesiog, jeigu nesportuočiau paskui ar dar kažką, nu žodžiu. Bet tiesiog pasiėmiau, kad turėčiau maikutę sportui ir viskas. Timpas turiu šiaip dar senas, tai nežinau, galvojau, nu, pradžiai paeisiu taip, gal nieko tom timpom nėra, tiesiog, kad jos senos ir morališkai jau atsibodė. Tai pradžiai gal taip pasportuosiu, o paskui gal kažkada kažkur kažką pamatysiu, tai ir įsigysiu. Dar vienas mano pirkinys impulsyvus, tai tiesiog
paprasta maikė. Man po namus realiai gal kažkur kažkada išeisiu, bet šiaip daugiau, kad ir net po namus žiūrų neturiu ką nešioti, jau visos tokios nutampytos, bet tai čia už 4 eurus tiesiog kropę pasiėmiau, nes man patiko jos tokia medžiaga, tokia nestandartinė, kad tokia visai plonytė, o tokia stambesnė, storesnė tokia medžiaga, atrodo tokia faina prie kūno, tampri. Tai va. Tai tiesiog, gal būčiau dar kažką pasižiūrėjus, visai norėjau daugiau pasivaikščioti, visai būčiau nuėjus dar į kokią Eurokosą, nes reikia man kelių dalykų, bet labai skubėjau namo, tai žodžiu, tai nieko daugiau ir nebepirkau. Dar į Livinavą užėjau, tai tik tais datulių sirupo irgi pasiėmiau, viską konkrečiai, kad jokių išlaidavimų, jokių pirkimų, ko nereikia. Nu gerai, dar užėjau į 400 gramų ir pasiėmiau papają. Šiaip žinokit, man 30 metų ir aš man atrodo, kad niekada nesu ragavus papajos. Ne, man atrodo, kad nesu. Tai galvojau, pasimsiu, paragausiu, kažkaip užmačiau, šiaip tai niekada ir neperku, nes parduotuvėse nelabai, kad taip ir rasi. Aš ir šiaip valgau daug vaisių, daržovių, tai vis tiek tų medžiagų visokių iš vaisių gaunu, bet kartais kažką paįvairinti visai gal smagu. Tai toks nekasdienis vaisius, bet norėjau labai paragauti, tai eisiu dabar ragausiu. Pasipjaušiu aš tos papajos. Aš įsivaizduoju, kad skonis galbūt gali būti panašus kaip koks melionas. Nežinau, kodėl man taip atrodo. Gal dėl to, kad panašus tas vaisius ir ta konsistencija, bet, ragaujam, man atrodo, kad tuos žirniukus irgi galima valgyti. Žirniukus, tas sėklas. Nu jo, toks kaip melionas biški primena gal, tik tais, kad turi gal biški daugiau saldumo. Pati konsistencija tokia gal labiau tirpstanti burnoj. Šiaip labai skanus vaisius. Gal nėra jau pats čia skaniausias kažkoks vaisius, bet tikrai skanus vaisius. Tos sėklytės tai nelabai skanios. Eisiu pasiskaitysiu, ar jas galima valgyti ir ar jos kažkokią naudą turi. Nes man atrodo, kad turi jos naudą. Tai va, šiaip skanu. Patinka. Ir tajukui, manau, turėtų patikti tas vaisius. Labas iš sekmadienio. Vakar jau nieko nefilmavau dėl to, kad mes išvažiavom į svečius vakare. Tiesiog jau toks vakaras buvo skirtas susiruošimui ir svečiam. Išvažiavom vakar apie 6 valandą, grįžom apie 10, tai taip ir baigėsi jau tas vakaras. Vakar bandžiau prisiminti, kada aš paskutinį kartą buvau svečiuose. Ir žinokit, aš prisiminiau, bent jau nežinau, ar tai tiesa, bet kad aš svečiuose paskutinį kartą buvau prieš kokius 2 metus, kai dar tajuko nebuvo ir kai laukiausi. Neskaitant, kad pas mamą nuvažiuoju, bet daugiau, kad taip kažkur važiuočiau svečiuose, nesu buvus tiek laiko. Tai buvo labai fainai išvažiuoti kažkur. Buvo vaikų, buvo šurmulio, buvo užkandžių, linksmai pasibuvom, pasikalbėjom, žodžiu, visai fainai buvo. O šiandien yra sekmadienis, graži saulėta diena ir mes esame įsiruošę važiuoti pasivaikščioti. Turbūt, kad važiuojam kažkur į gamtą, tiesiog pakvėpuoti grynų orų, pasidžiaugti saulę ir panašiai. Tai varom. Tai aišku, kad buvo galima kavos pasidaryti namie, bet yra kaip yra. Tai aišku, kad galėjom pavalgyti namie, bet dabar nusipirkom sumuštinį, su vyru per pusę suvalgyti. Norėjau sakyti labas rytas, bet jau labą dieną, nes jau yra 2:30. Mes su tajuku šiandien visai gerai išmiegojom naktį, kas būna labai retai. Kėlėsi ta prasme, bet dabar paskutiniu metu buvo taip, kad atsikelia naktį, verkia, zyzia, lyg atrodo kažką jam ne tai, kad skauda, bet atrodo kažkas nemalonu. Aš galvojau, gal buvo koks augimo šuolis jam, nežinau, nes jis man toks dabar jau atrodo suvyriškėjęs. Žodžiu, nežinau, bet va šiandien naktis tokia buvo visai gera, tokia, kad prabunda, penukas ir užmiega iš karto vėl ir aš labai stipriai neįsibudinau, tai visai gerai įsimiegojom ir
oi, kokią 8:30 gal atsikėlėm. Tai toks savaitgalis mūsų buvo fainas, nes su žmonėm nemažai bendravom, kultūrinomės, nes ir penktadienį mes su Tajuku buvom išvažiavę, buvom tam Kankane, ten biški žaidėm. Bet tik dviese ten, aišku, buvom, tik tais, kad, nu, tiesiog ne namie, šeštadienis, kai tik pas svečius važiavom, vakar dieną buvom Kačerginėj miške vaikščiojom, paskui vakare atvažiavo svečių mano sesė su sūnėnu mano. Tai irgi smagiai pabuvom, tai va, žodžiu, visas toksai gavosi savaitgalis. Tai jau senai tai buvo, kad su tiek žmonių buvom susitikę per vieną savaitgalį. O šiandien ką, namuose kuitėmis, aš apsitvarkiau, išsiplovau galvą, viškai susiruošiau dienai, o dienos jau pusė praėjo. Bet kažkokių ypatingų planų mes kaip ir neturim, kaip ir gal planavom kažkur važiuoti, bet dabar nežinau, jau pusė pirmos, nu gal važiuosim iki parduotuvės, reikia maisto produktų apsipirkti, tai nežinau, gal važiuosim. Dabar, žodžiu, aš einu pavalgyti. Pasidariau šitų, nu, šliukučių pasikepinau, buvo makaronai su vištiena ir dar toks blynas, bulvinis, morkinis, bulvių morkų blynas, tai va viską tiesiog susidėjau, pasikepinau. Ir iš karto pasidariau granolos su čija, su datulių sirupu, kanapių baltymais, kanapių sėklos ir uogos. Tai va tokį iš karto pasidariau, kadangi daugiau baltymų reikia, nes čia tik realiai makaronai, biški vištienos, nu tai žodžiu. Tai va, eisiu pavalgysiu ir nežinau, ką čia mes veiksim, matysim. Čia? Mes su Tajuku pagaliau įsiruošėm išvažiuoti, kažkaip kuitėmės, užtrukom, kol susiruošėm, bet ir neskubėjom. Tai važiuojam biškai apsipirksim maisto produktų, taip naudingai išeisim iš namų, šiaip tai dabar jau biški šilčiau laukia, ne biški jaučiasi, kai išėjau šilčiau ir lyja. Tai dabar palis, o paskui mačiau vėl bus belenkoks minusas, tai nežinau, kaip čia bus slidu belenkaip turbūt. Bet dabar jau ir sniegas liktai slimpa, tai nežinau, gal šiandien rytoj reikės išeiti kokį besmegenį pastatyti. Nešk. Tai padėk, mamai, nešk. Duok, tau padėsiu. Būsi lauke dar? Ar einam namo? Ne. Neįsim dar, ne? Bet reikia ledus man sudėti, žinok, į kamerą. Įnešiau ledus, padėjau kamerą ir dar pabūsim biškai laukia kokias 10 minučių, manau, tik tais, nes šiaip tai turėtume eit miegoti, bet Tajukas dar nenori eit namo, nu tai gerai, pabūsim biškai. Prieš miegą pakvepuosim, dar gal geriau užmigs. Tajukas miega, o aš einu gaminti savo valgyti, labai noriu valgyti, reikia kažkaip bandyti greit pasidaryti. Jau susipjausčiau vištieną, gaminsiu vištieną su sezamo sėklų, medum ir sojų padažu. 2 kartus gal gaminau ir niekaip neatsimenu aš recepto, tai tiesiog kažkaip improvizuosiu, čia biškai pabandžiau paguglinti, bet matau, kad ne tie receptai. Tai žodžiu, kažką improvizuosiu, manau, kad vis tiek gausis, tai nu pasigaminsiu valgyti. Nu va, mano patiekalas labai greitas, labai skanus, įsiviriau ryžių makaronų, dar turėjau likutį, nes galvau, ką čia tokio greito, tai va, einu valgyti. Vakar dar su sesė apsikeitėm kalėdiniam dovanom, nors jau senai kalėdos praėjo, tai atvežė dovanėlę. Jinai man atvežė tą supakuotą dovanėlę ir aš galvau, kad čia jau pirko, bet jinai taip gražiai pati pasistengė, supakavo. Nu, dar daugiau ten visko atvežė, visokių smulkmenėlių, žodžiu, bet man labai patiko šita valgoma dovana. Man tokios dovanos patinka, nes tikrai žinai, kad išnaudosi. Ir va, prašau, alyvuogių aliejus. Kokia gera dovana. Visą laiką perki, visą laiką naudoji ir tikrai žinai, kad išnaudosi. Čia dar kažkoks įdomus, net neįsivaizduoju, kas čia. Raudonojo vyno užtepas. Kur tą užtepą mums tepti. Skanus su šviežiomis bandelėmis, sausainiais ar ledais puikiai tinka ir kaip užtepas įvairiems sūriams, krekeriams dera su kumpiu. Nu va. Fainas, bus įdomu pabandyti. Ir yra tos arbatėlės, kuris įskleidžia gėlė, kai įdedi, tai eisiu. Gal net ir dabar iš tikrųjų pasidarysiu tą arbatą savo. Ir dar šiandien be maisto produktų paėmiau Tajukui Norfoj kepurytę ir šaliką,
nes kadangi jisai turi 2 kepurės, bet jisai turi tą su kaklu, kur žodžiu, šalmuką susideda, tai turiu ir gerą iš knito paėmus, ir kitą pirkau kažkada rodžiau Rimekę. Ir kažkaip man toks jausmas, kad ar per didelės jam tos kepurės, ar ką, nes pastoviai reikia taisyti, užkrenta ant akių, nepriglunda normaliai ant ausų, man kažkaip nepatinka. Tai tiesiog galvojau, paimsiu atskirą komplektuką, nes uždėjau parduotuvėje, tai taip fainai ir priglunda gražiai, ir ausytės uždengia, taip saugiai viskas atrodo. Tai, nu žodžiu, tai paėmiau naują. Lauke yra visiškas ledas visur, nes lyja ir šąla iš karto. Tai viskas yra vienas ledas. Tuo tarpu mes per lietų ir ledą laukutyje kvėpuojam grynu oru, nes šiaip oras tai geras, šilta gan. Dabar atgaiva biški po tų labai didelių šalčių. Nu tai va, žodžiu, aš esu sporto salėj, stumiu per ledą, kojos įsitempia. Važiuojam. Matai? Ten bembis. Valgo bembis. Aš biškį čia virtuvėje padirbėjau ir pasidariau maisto paruoštukų tokių, tai čia prisikepinau jautienos su kiauliena faršo, su svogūnais, morkom, pupelėm, kukurūzais ir viskas, man atrodo. Tai nežinau dar kur naudosiu, ar į tortiliją, ar su makaronais, nu žodžiu, rytoj matysiu, dabar negalvoju, nes ant greitų ir taip čia viską dariau. Tada salotų čia biškį paruoštukų pasidariau, tai visą laiką valgau ar pusryčiam, ar pietum vakarieniai, kažką įsidedu, kiaušinį, vištieną, nu žodžiu, tai ką turėjau, tą prisipjausčiau. Šiuo atveju yra salotų lapai, avokadai, paprikos, agurkai, alyvuogės, svogūnas mėlynas, nu žodžiu, kažkas tokio. Ir dar mėsos kukuliai, sriubą gal virsiu kažkurią dieną, tai užsišaldysiu. Aš oficialiai skelbiu, kad šitas ledynmečio sezonas yra pats blogiausias sezonas filmuoti, nes tiesiog ant tiek nieko nevyksta. Šiandien yra ketvirtadienis, dabar yra apie 11 valanda. Mes su to paskutinį kartą buvom išvažiavę kažkur pirmadienį iki parduotuvės, tai rodžiau jum. Ir toliau sėdim namuose dėl to, kad tiesiog mašina yra ant tiek užšalus. Pirmadienį vakare įvyko ledynmetis, mašina apsitraukė 0,5 centimetro ledo. Ir antradienį, kaip išėjome į lauką, aš jau jos net nebejudinau. Tai mes su tojuku tiesiog leidžiam laiką kieme, apvaikštom aplink namą, nusikasam sniegą, važinėjom su rogutėm čia ant kiemo ir tiesiog bandom kažkaip išbūti bent valandą lauke su esamom sąlygom. Tiesiog būnam lauke, bet jau tiesiog net nebėra tiek ką veikti. Eisim į lauką, taip šiandien, eisim. Tai man tokiai kaip mėgstančiai visur važinėti, būti... Nu gerai, tai juk. Tai man tokiai kaip mėgstančiai visur važinėti, nenustikstų vietoj, noriu kažkur tai ten, tai važiuočiau į kokį parką, tai dar, tai man tiesiog tos dienos tokios namuose, biški nelabai. Nu, situacija yra tokia, aš čia jau atlupus tą ledą, bet aplink visą mašiną tas ledas toksai. Čia jau atlupinėjau biškį praeitą dieną, kad duris atidaryčiau, pažiūrėčiau kokią čia situaciją. O šiaip tai va ir ant langų toksai užsidėjęs. Tai žodžiu, čia jau lupau. Čia, kad atšiltų viskas, tai turbūt kokią valandą reikėtų laikyti užkurtą tą mašiną. Mašiną užkūriau, aš nežinau, kiek jinai jau tikrai daugiau nei pusę valandos užkurta, bet eisiu išjungti dėl to, kad toks ledo sluoksnis tas storas susidėjęs, kad neįmanoma gramdyti, nes tiesiog jau net neįkiši to gramdytuvo, nėra už ko užkabinti. Tai bet kokiu atveju aš ją turiu atšildyti, bet nenoriu čia laikyti valandą, 2, tai nežinau, žodžiu, kaip čia daryti su tą mašiną. Gal paklausiu vyro, gal turi tą, kur ledui tirpinti purškalą, nes vis tiek pliuso nenusimato, tai man bet kokiu atveju reikės ją atsitirpinti, nes vis tiek nebus taip, kad aš nevažiuosiu niekur dabar ateinantį mėnesį. Tikrai ne.
Turime vėl kitą dieną, išaušo labai graži saulėta diena, bet yra maks šalta. Mes su Tojuku jau šiandien nugyvenom pusę gyvenimo, kaip sakant, atsikėlėm, apsitvarkėm, atvažiavom močiutė, pabuvom, tada dar varėm į lauką irgi pabuvom. Tai žodžiu, dabar grįžom iš lauko, Tojukas biški valgo vaisius ir aš galvoju, gal noriu įsikepti vieną tokį desertą labai lengvą iš 2 bananų, 2 kiaušinių ir kakavos. Tai tiesiog toksai sveikuoliškas braunis be miltų, be cukraus vėlgi. Mano mašina, žinokit, yra vis dar užšalus, nepavyko man ten vakar jos atšildyti. Tai tebūnie, tegul būna, šiandien dar šalčiau, tai aš jau tiesiog nebelysiu, nieko nedarysiu prie tos mašinos. Nu, biškį atšils, tai gal tada ir kažkur važiuosiu. Dabar ateina savaitgalis, tai gal visi kartu išvažiuosim kažkur su šeima. Tai va, 2 bananai, 2 kiaušiniai ir šaukštas geras kakavos. Man dar čia kažkaip mažokai visko, tai aš įdėsiu graikinių riešutų dar šiek tiek. Ir čia turiu dar biškį makadamijos to riešutų sviesto, čia nedaug ir likę. Tai ir sudėsiu aš jį. Jau žiūriu, pabaigiau vėl visus savo tos sviestus riešutų, reikės vėl gal kažką užsisakyti. Gal reikėtų pabandyti iš kažkur kitur užsisakyti, gal kažko įdomesnio, net nežinau, reikės paieškoti. Kažkada buvom užsisakinėję ir iš kažkur kitokio kažkokio puslapio. Reikia paieškoti kažką įdomesnio, nes ten Livinė, tai nepasakyčiau, kad ir labai jau daug jau, kad ten būtų kažkokio pasirinkimo. Tai, kad aš dabar kepu šitą sveikuolišką desertą, tai nereiškia, kad aš vakar vakare neišsikepiau sluoksniuotos tešlos bandelių su varške. Jo, vakar kepiau sluoksniuotą tešlą, kadangi turėjau varškės, reikėjo išnaudoti, turėjau tos tešlos, tai tiesiog paėmiau varškę, sumaišiau tą pakelį varškės, sumaišiau su graikišku jogurtu ir su datulių sirupu ir tiesiog išsikepiau tokias bandelės. Maks viskas paprastai, tiesiog viską sumaišiau, sudėjau, sukepiau ir žodžiu, valgėm irgi. Nu, viską sudėjau ir einu ant 180 laipsnių, kepsiu, nežinau, kokias 20 minučių, 30 minučių. Tuo pačiu, kad jau esu virtuvėje, tai galvojau parodysiu savo prieskonių kolekciją, nes kadangi pasipildžiau, šitus turėjau 2, o čia dabar įsigijau nesenai, tai rūkyta paprika ir persiladas. Dar neišnaudojau, turėjau ir dabar ką mes turim, 7 žolelių mišinys, tai antrą kartą perku. Pabandžiau kiaušinių prieskonių, tinka ir visur kitur, bet ir ant kiaušinių labai gerai, tai visai patinka. Tada yra toks universalus prieskonių mišinys, jau bandžiau vieną kartą, bet neatsimenu kaip ten. Tada vištienai, toksai nežinau net, ar jis man patinka, daug labai pipirų, toks pipiriškas. Tai aišku vis tiek naudoju, bet nu nežinau, ar čia jau pats mano mėgstamiausias. Nu ir petražolės, ir salotų prieskoniai, aš jau juos irgi antrą kartą užsisakinėjau, tai man labai patinka. Visi kiti prieskoniai, nu kaip prieskoniai, bet šiti, tai man labai patinka dėl to, kad tiesiog iš karto gali ant salotų užsidėti ant pomidoro, gali maišyti su alyvuogių aliejum, iš karto jaučiasi, kad skanu ir man atrodo gal ir su tokia kaip rūgštele biški. Tai labai patinka, šitus dar tikrai kartosiu. Dabar jau kurį laiką naudoju šitus prieskonius, kažkaip anksčiau naudodavau tiesiog paprastus iš parduotuvės prieskonius, bet dabar pamačiau šitus ir kažkaip jau porą kartų įsisakinėjau, tai man visai patinka, kažkaip tikrai naudoju kiekvieną dieną gaminu tai ir dedu. O šiaip man su prieskoniais yra taip, kad aš dažniausiai nežinau kur, ką dėti, kaip juos miksuoti, kur geriau kas tinka, žodžiu, tai aš dar su prieskoniais tokia, nežinau, mokausi dar. Jeigu turit savo kažkokių perliukų prieskonių, kuriuos pastoviai naudojat, arba kažkokį vieną, be kurio neįsivaizduojat savo virtuvės, tai galite pasidalinti, būtų labai įdomu man ir galbūt dar kažkas kažką irgi atrastų. Vis tiek daugiau čia moterų auditorija, visos daugiau mažiau turbūt kažkiek gamina, tai va, gal kažkam irgi bus naudinga atrasti kažkokių perliukų. O šiaip tai žinokit, dėl mano tos mitybos, tai kai buvo sausio pradžia, tai porą savaičių man taip idealiai sekėsi, aš nieko nenorėjau, ten jokių nesąmonių valgyti, nieko ir aš tikrai labai puikiai sveikai maitinausi, bet paskui atėjo PMS ir tiesiog prasidėjo valgymas visokių vėl nesąmonių ir dabar vėl kažkaip, žodžiu, daugiau stengiuosi daugiau sąmonių negu nesąmonių valgyti, tai va taip va, tiesiog tokiais kalneliais ir šokinėju.
Aš žinau daug produktų, kurie naudingi sveikatai ir aš juos tikrai galiu valgyti, kad aš ir pavalgau sveikai, maistingai, bet aš vis tiek noriu daug užkandžiauti. Vis tiek man yra tas noras saldumynų, vis tiek man yra tas noras vis kažką paimti, valgyti, vis kažką užkandžiauti. Taip ir gaunas, kad valgau ir sveikai kaip ir kažką, bet ir kokią nesąmonę suvalgau ir tikrai kartais labai nesąmonę suvalgau, kad neatrodytų čia taip tobulą, aš čia tik salotytės valgau ir braunius vikuoliškus kepuosi. Buvo čia ir vakarų, kai pusę dėžės ledų suvalgau savo atsisėdus prie teliko vakare, kai jau tajuką užmigdau. Apskritai, kas dėl sveikesnės gyvensenos, tai mane visai įkvėpė ir priminė kai kurios dalykus sužinojau iš vieno podcast'o, tai aš noriu su jumis juo pasidalinti. Galite irgi nueiti pasižiūrėti, jeigu jums aktualu. Ir nuo to podcast'o man kažkaip daugiau noro atsirado domėtis ir daugiau savo dėmesio nukreipti, kas susijęs su baltymų suvartojimu. Dėl to, kad aš anksčiau tiesiog žinojau, kad reikia valgyti baltymus, riebalus, angliavandenius, skaidulas, visą kitą, bet man kažkaip aš neskaičiavau, negalvojau, kiek aš suvalgau, tiesiog galvodavau, kad jeigu aš ryte ant sumuštinio užsidedu sūrio, tai aš jau tų baltymų pakankamai suvalgau ten, tarkim, per tos pusryčius. Nu tai aišku, valgau aš ten ir graikišką jogurtą, pupeles, mėsą, visą kitą, bet kažkaip neatkreipdavau taip jau labai dėmesį į tos baltymus, o dabar kažkaip labiau žiūriu. Tai vat, kai pažiūrėjau tą podcastą, pradėjau galvoti apie tas baltymus, tai pradėjau ir kiaušinius valgyti kiekvieną rytą kažkaip, kur anksčiau valgydavau pastoji košę, stengdavausi ją praturtinti, ten tarkim baltymais kažkokiais vakanapių baltymus dėdavau, bet to tikrai, manau, nebūdavo gana. Tai dabar kažkaip susijėmus tais baltymais, taip sąmoningai stengiuosi pasižiūrėti į savo tą lėkštę, ar ten tikrai pakankamai yra baltymų ir taip apgalvoju per dieną, ar aš suvalgiau, nesuvalgiau. Dar neskaičiuoju kol kas ten tų baltymų, kiek kas turi gramų ir kiek aš ten suvalgau, bet tikėtina, kad norėčiau daugiau į tai atkreipti dar dėmesio. Nes iš kur man žinoti, kiek aš ten jų suvalgau, ar aš suvalgau ten tą 100 gramų, ar ten nesuvalgau tą 100 gramų, tai va, tai reikėtų biškį turėti tą suvokimą. Tai va toks mano mini update'as dėl mano tos mitybos. Tikiuosi, kad jums geriau sekasi savo naujų metų tikslus įgyvendinti. Jau praėjo kokią valandą, kai įsikėpėm tą braunį, bet paskui ėjau migdyti tajuką, tai dar pabuvom, pažaidėm, paskaitėm ir jisai užmigo. Tai dabar aš nusileidau, pasidariau kavos, eisiu, ramiai pabūsiu, atsigersiu kavos, tai va paragausim tą braunį. Atrodo tikrai geriau negu kai kepiau ten tą iš obuolių ir kakavos, iš ko aš ten kepiau, žodžiu, ten buvo tokia kaip putėsiai, kažkas tokio, o čia jau grinai jaučiasi, kad toksai kietas gavosi kaip pyragėlis kažkoksai. Nu, va šitas tai tikrai geras. Ta, kur praeitą kartą kepiau, tai to nekartočiau, o šitą tai tikrai kartočiau. Gerai, kad įsidėjau gal dar tų riešutų. Tikiu, kad galima ir kitokių riešutų įsidėti, galbūt ir kitokio riešutų sviesto. Dar jeigu norėtųsi daugiau saldumo, tai netgi galima įsidėti ir kažkokio agavų sirupo ar ten datulių sirupo, tai ką aš žinau, labai gerai gavosi. Net sunku patikėti, kad be miltų ir be cukraus. Atėjau su jumis atsisveikinti, bet prieš tai dar noriu tiesiog padėkoti už tai, kad po praeitų video pakomentavot, parašėt gražių žodžių. Atrodo, nebuvo tas laiko tarpas ilgas labai, kai neįkėliau video, o jūs taip atrodo laukia, tai man taip gera, malonu. Aš net kartais nesitikiu, kad tie žodžiai, kuriuos jūs man parašot, skirti man, nes kažkaip esu gan savikritiška ir su savivertė ne visai jau pas mane viskas tobula, tai kažkaip, kai kartais parašot kažkokius gražius žodžius, man tiesiog net nesitiki, kad čia man skirta. Man dar reikia priprasti prie to. Yra labai malonu ir fainai apskritai, kad kažką pakomentuojate ir įsitraukėte. Nes taip vyksta kažkoks abipusis bendravimas, taip jaučiasi, kad kuriasi kažkokia bendruomenė. Tai labai jums ačiū, jūs jėga. Taip pat atskira žinutė tiems, kurie žiūri mano video ir neprenumeruoja, nes peržiūrų yra žymiai daugiau negu prenumeratorių, tai ko jūs laukiat? Ką? Aš jūs noriu tiesiog paskatinti, galbūt priminti, galbūt žinot žiūrit ir net nesusimastot, kad čia galima prenumeruoti tą kanalą, tai jokio spaudimo, bet jeigu nesunku, tai prašau paprenumeruokite, o ne tik žiūrėkite paslapčia. Jeigu jau vis tiek karts nuo karto sugrįžtate prie mano video.
Tai turbūt bus tiek šitam video, kaip ir minėjau, nėra pats geriausias metas filmuoti, tai kažkaip gal pavasarį, vasarą bus jau kažkaip fainiau, daugiau kažką parodyti, įdomesnio nuveikti. Ir man pačiai gal bus įdomiau filmuoti, nes dabar irgi atrodo toksai bandai kažką išspausti, bet filmuoti irgi norisi, nes nori čia daryti kažkokių labai ilgų pertraukų. Tuo labiau, kad jūs patys pakomentuojat, kad visai įdomu, kad ir ta kasdienybė, tai, mano kaip ir kanalas ir yra apie tokią kasdienybę daugiau, bet vis tiek pačiai smagiau filmuoti, kai vyksta kažkas įdomesnio. Gerai, daugiau neplepu, iki kito karto.